blokuoja jo perdavimą Tavaresas. Bet riteriai jau gal 3. ar 4. kartą yra per plauką nuo grėsmingos situacijos. Žinoma, tam reikia atlikti perdavimo. Čia įvartis. Nemanja Michailovičius, 13 minutę. Elegantiškai perkelia kamuolį per Inosoną. Net sunku žodžiais apsakyti šį epizodą. Iš pradžių galvojau, kad gal net kamuolys skrieja virš vartų, kadangi vartininkas iš Haičio taip labai šaltakraujiškai į jį nereagavo, tačiau kamuolys skriejo tiesiai į vartus ir 13 minutę Vilniaus Žalgiris veržėsi į priekį. Netrukus pamatysime epizodo pakartojimą, tolimas perdavimas ir ta situacija tikrai nieko blogo. Vartininko pavidalu yra bent jau kol kas Vilniaus Žalgirio pusėje. Hadži klaidina varžovą, perdavimas arčiau vartų, atmašamus kamuolys, Michailovičius ir įvartis, dar vienas įvartis po rikošeto. Nemanja Michailovičius, 16 dvikovos minutę, dvigubina rezultatą ir Vilniaus riteriams vėl tenka traukti kamuolį iš vartų tinklo. Vėl Kasimas Hadži, jo geras perdavimas ir vėl pasižiūrėsime, ar tenai tas šuolis buvo reikalingas iš Inosono. Čia rikošetas ir nuo Stanulevičiaus kamuolys įskriejo į vartus. Galbūt ir nebūtų skriejęs į vartų plotą, sunku pasakyti, bet kol kas Osaičičius guldo vieną varžovą, išlaiko kamuolį. Geras perdavimas, ar spės prie kamuolio Kaulinis, spėja. Kaulinis prieš Kendišą, Kaulinis baudos aikštelėje, smūgis, įvartis, Andrius Kaulinis. 36 minutę, Andrius Kaulinis švelnina rezultatą, puikios greičio savybės iš Andriaus Kaulinio. Štai tas komponentas, dėl kurio ir garsėja šis futbolininkas, ir tai yra pirmasis Andriaus Kaulinio įvartis Top Sporto lygoje ir jis buvo pelnytas tikrai labai gražiu būdu. Vilniaus riteriai džiaugiasi šio žaidėjo epizodu. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad ten už Kendišo nugaros užbėgo Andrius Kaulinis, o čia tikrai puikus smūgis, nieko nepridursi. Dar kartą šios situacijos pakartojimas. Dovydas Švėgžda dar neleidžia tęstis rungtynėms, tačiau tikrai Hadži, Verbickas, jo smūgis ir įvartis. Muša įvartį Ovidijus Verbickas, koks puikus smūgis. Inosonas vėl atrodo tam buvo nepasiruošęs, į artimąjį vartų kampą smeigia strėlę Ovidijus Verbickas ir skaudus smūgis Vilniaus riteriams. Pirmą pridėto laiko minutę Ovidijus Verbickas pasižymi ir vėl klausimai riterių vartį. Kamuolį, bet kiek netikslus perdavimas link Mikulėno. Nors gerai nepastebėjau, galbūt ten riterių puolėjas ir buvo nuošalėje, bet sumanymas buvo tikrai geras. Dabar perimtas kamuolys, Kaulinis, vėl baudos aikštelėje smūgis ir dar vienas įvartis. Vilniaus riteriai švelnina rezultatą ir vėl tą daro Andrius Kaulinis. Jurijus Kendišas nepatenkintas buvo prieš tai dėl galbūt neužfiksuoto taisyklio pažeidimo, bet mes dar pasižiūrėsime tą situaciją, tačiau kol kas triumfuoja Andrius Kaulinis. Dvi puikiai išpildytos situacijos, du tiesiog fantastiški smūgiai pažemė į kampus. Čia Zacharijau neturėjo šansų spėti, Tordajus užsiėmė irgi visai neblogą poziciją. Tikrai puikiai sužaidė Kaulinis, geras lietimas, geras smūgis. Atrodo blankiai. Armandas Šveistrys. Geras standartinių padėčių atlikėjas. Jo perdavimas link tolimojo virpsto. Atšoka kamuolys, rikošetas ir įvartis, muša įvartį Vilniaus riteriai. Meinardas Mikulėnas džiaugiasi, žinoma, santūriai, nes pelno įvartį prieš savo buvusią komandą, o emocijų tikrai daug, nes Vilniaus riterių aistruolių yra nemažai ir rezultatas 3-3. Na, sunku patikėti, koks yra rezultatyvumas ir sunku patikėti, matant tokį Vilniaus Žalgirį. Na, dėsningas rezultatas, mano nuomonė, riteriai dabar atsikovojo tai, ką prarado ir čia Meinardas Mikulėnas. Labai beje panaši situacija kaip ir pirmajame ture. Nojus Stankevičius atliko rezultatyvų perdavimą, laimėdamas dvikovą, o Meinardas Mikulėnas